Taip jeigu tą transportą, va čia tos taisyklės iki tos duobės tiek neleidžia kas. Čia kaip pasižiūriu. Dabar jau priimdami, kas įmatakyti atvažiavo valdininkai, ko jau čia kaltai. Man ne tas pats. Man neįdomu tas patarimas. Ten yra toks dangtuks, jį galima atidengti, ten yra šulinėlis. Iš ten partizanai semdavosi, naudodavo arbatai, kavai ir kam nors vandenį. Tai galit pabandyti tą dangtuką atidengti. Dangtuką atidenkit. Radom primusinę lempą, elektros nuo akumuliatoriaus, kadangi radijo buvo laidų tokių, bet ploto tūrio atžvilgis yra didesnis. Ten, va čia pagilinimas, kur yra, tai vos galėdavo atsistoti. O čia tai buvo tik tai va toks atstumas, kad atsigult, kelis galėjo ir surės ten, kur mes stovime. Savo laiku buvo žvyrduobės, kuriuose užkasdavo nukankintus, žuvusius Lietuvos kovotojus, politinius kalinius tame tarpe, partizanus. Prisiminkite tą dieną, kada pasirašė deklaraciją. 16 vasario buvo supuolę tokia šventė, kad dviguba šventė šiandien. Taip, paverstas kojinės.